Kokia šalis yra Lietuva? Paklauskite to nuvažiavę į bet kurią vakarų Europos šalį ir sulauksite gana skurdžių atsakymų. Galbūt niekas mumis paprasčiausiai nesidomi, tačiau mes ir patys nelabai domimės, kaip savimi sudominti kitus. Tik prieš pusmetį valdžios vyrai susizgrybo, jog reikia įvaizdžio kūrimo strategijos. Tačiau ta pati valdžia dabar vilkina jos kūrimą. Lietuvos įvaizdžio kūrimui nepadeda ir eilinis institucijų nesusikalbėjimas. Neturint įvaizdžio strategijos, neseniai pradėtas naujo turizmo ir verslo ženklo kūrimas. Senasis trispalvis dobilėlis pasirodė netinkamas. Pradedama kažkur važiuoti, dar nežinom, kur norim nuvažiuoti. Ir pirmoji vietoje mums reikia tiksliai žinoti, ką norim pasiekti, kur norim nuvažiuoti. Tai yra turėti tą strateginę užduotį. O tik paskui dubiliukus, žvaigždutes, saulutes, visą kitą, kur tai pašyti. Tai yra antras etapas, tas kūrybinis etapas ir jis yra visiškai turi būti priklausomas nuo strategijos. Tad nuo kogi turi prasidėti šalies įvaizdžio kūrimo darbai? Atrodo, į šį klausimą Lietuvos politikai atsakinėja jau 15 metų. Po tyrimų galima imtis ir strategijos kūrimo. Be abejo, ir visas šalies įvaizdžio kūrimas yra ne vienerių metų darbas. Tačiau šį darbą prieš kelerius metus pradėję estai jau gali pasidžiaugti puikiais rezultatais. Per 15 metų estai sąmoningai ir nesąmoningai, bet jie vis pradėjo deklaruoti savo poziciją, kad jie yra lyderiai, kad jie yra geresni, kad jie yra ir technologijos, pastaruoju metu apie technologijas pradėjo kalbėti. Ir kadangi pasaulis nieko iš principo apie tai nežinojo, šiandieną jie pasidarė kaip ir šio regiono lyderiai. Įvaizdis ar pozicionavimas, jis yra kuriamas dėl naudos tai šaliai. Naudą išreiškiam pinigais, dėl pinigų tai šaliai, dėl pinigų to šalies gyventojams. Pinigai galima gauti iš verslo, tiesioginių investicijų, pinigai galima gauti iš turizmo. Ir šiuo atveju reikėtų atsižvelgti, kuriant įvaizdį į dvi šalis. Jeigu, sakykime, Vokietija iš tikrųjų yra ir alus, ir technika, ir eksportui, ir investicijoms, ir turizmui tai yra palanku, tai yra labai gerai. Ir nors viešųjų ryšių lenktynėse estai mus jau aplenkė pasaulio akise tapdami Baltijos regiono lyderiais, vietos po saule atsiras visiems. Tačiau Lietuvai ir jos gyventojams pirmiausia reikia nuspręsti, kokią vietą jie norėtų užimti ir įsitikinti, ar ši vieta dar neužimta kitos valstybės. Rinkodaros specialistas Linas Šimonis juokais siūlo išprotėjusių lietuvių etiketę. Tačiau net ir juokais skambantis pasiūlymas turi gana logišką paaiškinimą. Estijoje, estai 5 valandą baigia darbą, kad lietuviai, jeigu dirba, tai dirba kaip išprotėję. Niekur mes šito nepaneiksime. Jeigu jau Lietuvoje linksminamasi kartais, dažniausiai visai nesilinksmina, bet jeigu jau linksminasi, tai žmonės kaip išprotėję. Ir mes, jeigu su vienu kitų užsieniečių pasišnekam, kai kurie tokie dalykai yra ir tai yra būtent iš tų užsieniečių ir išgirsta Crazy Liusiejams frazė. Jis siūlo pasižiūrėti, kas iki šiol garsina Lietuvą. Jurgis Kairys su savo beprotiškais triukais ore. Nuolat televizijų kamerų dėmesio sulaukiantys išprotėję lietuvių krepšinio sirgaliai. Beprotiška lietuvių tautos drąsa nulėmusi beginklių žmonių pergalę prieš sovietų tankus. Kai tik tai reikia gerąją prasme keistuolius paimti pavyzdį iš tautų, tai dažnai imami yra lietuviai. Kaip kažkokios tai keistuolių, bet tokia ne tiek blogąją, gana gerąją prasme pavyzdys. Ir Crazy Liusiejams pas mane ta frazė vis galvoja sukasi, bet aš jokių būdų nenoriu sakyti, kad tai yra absoliuti tiesa, absoliutus dalykas. Pasidžiaugime, kad mes iš tikrųjų dažnai matome, kad truputėlį kitokia, kad mes iš tikrųjų matome linksmesni negu estai, kad mes esame pabaltijo ispanai pagal savo temperamentų. Tik neaišku, ar saviironijos privengiantys lietuviai išdrįstų prisiimti išprotėjusios tautos ar kitą šiek tiek ekstremalesnį įvaizdį. Pradėkime nuo savo virtuvės, pradėkime nuo savo žmonių. Pradėkime, kad mūsų žmonės užsienyje mus nesakytų, ai, Lietuva tai yra blogai, o kad jie didžiuotųsi jam, kad jie kažką sakytų, kad jie gerai atsilieptų. Tai matyti yra tas pigiausias žingsnis. Bet tai reikia padaryti mums čia Lietuvoje, kad mes pradėtume galvoti geriau apie Lietuvą ir tą gerumą perduotume su visais, kuriais sutinkame.